susitinkame apskrito stalo diskusijoje metai su sveikatos centrais ir diskusijos tikslas išsiaiškinti, kaip savivaldybėms sekasi tvarkyti su sveikatos centrais, ar pasiekia finansinės investicijos. Ir iš viso sveikatos centrams numatyta 150 milijonų eurų, iš jų 122 milijonai infrastruktūros gerinimui. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis. Plungėje pasirodo, susiklostė įdomi situacija. Ligoninė tikėjosi, kad per sveikatos centrams skiriamą finansavimą jiems pavyks įgyvendinti seną svajonę, turėti naują priėmimo ir skubios pagalbos skyrių, kad įvykdytų ministerijos reikalavimus, uždarė vaikų ligų skyrių, tačiau lauktų 700 000 eurų taip ir nematyti. Tiesa, naujas priėmimo skubios pagalbos skyrius vis tiek kyla, tik statyboms reikiama didžiulę sumą į savo kišenę, sukrapštė pati savivaldybė. Tai gal tada nuo Plungės ir pradėsime. Mere, tiesiai šviesiai paklausiu, nepasijutote išdurti? Jausmas turbūt ne pats geriausias. Iš tiesų, Plungės rajono savivaldybės taryba, nepaisant to, kad mes Lietuvoje matome visokių atvejų, bet taryba vieningai pritarė būtent vaikų skyriaus uždarimo, nes matėm, kad iš tikrųjų pacientų nėra daug, bet to likusią paslaugą gali teikti kiti, pavyzdžiui, terapinis skyrius. Tai mes to veiksmą iš tikrųjų padarėm, tačiau atsirado dar viena užduotis iš sveikatos apsaugos ministerijos. Tai, kad norint gauti tas lėšas bendros sumoje iki 2 milijonų eurų pagal sveikatos centrų programą, turi būti ne mažiau kaip 30% sumažintas chirurginių lovų skaičius. Plungės savivaldybės ligoninė šiuo metu praeitais metais atliko apie 1700 chirurginių operacijų ir puikiai žinom, kad jeigu konsultacijas, taip galima vadinamai prirašyti kažkiek, tai chirurginių operacijų tikrai neprirašysim. Ir tai yra faktiniai tie veiksmai, kurie atliekami. Jo labiau, kad Plungės savivaldybės ligoninė aptarnauja ne tik tai savo savivaldybės gyventojus, taip pat ir šalia esančius ir karo savivaldybės gyventojus. Tai bendras aptarnavimo žmonių skaičius yra viršija 40 000. Ir mes iš tikrųjų stengiamės ir turėjom daug kontaktų su buvusiu sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu, su dabartiniu kol kas dar sveikatos ministro Aurimu Pečkausku, dėl to, kad iš tikrųjų visiškai neracionalu, kas trečią žmogų, kuriam atliekamos chirurginės operacijos gali būti atliekamos vietoje, juos siųsti į Klaipėdą ir tiesiog tada gaunasi nelygybė, kad pirmais trečiais reikia įsiskaičiuoti ir kas trečią žmogų siųsti. Tai ligoninė dirba rentabiliai, mes turim tikrai visą pilną specialistų komandą. Ir dėl to iš tikrųjų turėjom turbūt kokį 10 diskusijų su sveikatos apsaugos ministerija, tačiau šito vietoj neturėjom palankaus vertinimo ir norim pasakyti, kad panašioje situacijoje yra atsidūrusi ne tik tai Plungės ligoninė, panašioje situacijoje yra ir kolegos Antano Karaliaus vadovavimo Kretingos savivaldybė ir Kretingos ligoninė. Tai daliai Lietuvos savivaldybių ir centrų formavime nereikėjo tokio reikalavimo, daliai to reikėjo. Ir čia galim sakyti tai, kad turbūt tas negeras šleifas siejasi iš buvusios sveikatos apsaugos viceministrės Danguolės Jankauskienės, nes būtent jos galbūt sudėti tie kriterijai buvo tie, kurie po to nebeleido priimti kitų sprendimų. Kaip suprantu, dotuojate pinigus, išimate statyboms iš savo biudžeto. Taip, savivaldybė šių metų biudžetą numatė 712 000 eurų skubios pagalbos priėmimo skyriui, kitiem metam mums reikės maždaug dar 500 000 eurų, tam, kad iš tikrųjų turėtumėm tinkamai veikiantį skubios pagalbos priėmimo skyrių pagal naujus reikalavimus, nes visiems kitiem reikalavimam, kurie keliami yra reanimacijos klasteriui, mūsų ligoninė pilnai atitinka. Tai be jokios abejonės tai yra nemaža našta savivaldybės biudžetui, tačiau mes atsižvelgiam į savo plungiškių, taip pat lietuviškių lūkesčius ir natūralu, kad kitaip turbūt negalime elgtis. Nežinau, ponia Odeta norės atsakyti, ar pereinam prie kitų merų, ką tiesiog Plungiai tokioje situacijoje daryti.
Nes aš įsivaizduoju, kad Plungės situacija truputėlį galbūt ir išgąsdino kitus rajonus, ar mes irgi sulauksime savo numatytų pinigų, ką patartumėt Plungei? Tai matyt norėčiau grįžti prie aplamai reformos tikslų ir prioritetų, kad mes siekiame užtikrinti paslaugų prieinamumą ir kokybę ir kiekvienai savivaldybei, kad su išorinių ekspertų pagalba, atsižvelgiant į visas prognozes, paslaugų poreikio, gyventojų amžiaus struktūrą ir panašius dalykus, buvo pasiūlytas modernizavimo planas kiekvienai savivaldybei siekiant bendrų tikslų. Tai tie principai visoms savivaldybėm buvo išlaikyti vienodi ir pasiūlytos rekomendacijos investicijom gauti. Taip atsitiko, kad investicijos kiekvienai savivaldybei atėjo iš dviejų dalių. Viena dalis yra bazinė, tai yra pagal gyventojų skaičių toje savivaldybėje, ir kita dalis atliepiant iššūkius, ką ir paminėjo gerbiamas Plungės meras. Tai kalbant apie chirurgijos profilio, kadangi reikalavimai buvo ir kitiem profiliam, ar tai būtų vaikų, ar tai būtų chirurgijos profilis, akušerijos ginekologijos kaip profilis, tai visom savivaldybėm, visom ligoninėm proporcingai tie reikalavimai buvo vienodi. Ir kiekviena savivaldybė turėjo, žinodama ministerijos suformuotą politiką ir kriterijus, jos galėjo atliepti arba pasirinkti kitą kelią, kaip šiandien ir matome, kad Plungės savivaldybė pasirinko kitą kelią, bet bazinių paslaugų paketui užtikrinti dėl pirminės priežiūros, kur yra savarankiška funkcija, tai ta dalis liko. Tai kalbant aplamai apie ateitį ir grėsmes ir skubios pagalbos medicinos stiprinimą, tai čia galėtų būti jau kita diskusija ir platforma, kur galėtume ant stalo dėti ne sveikatos centrų temą, o skubios medicinos paslaugų temą, kokią mes norime matyti ateityje. Tai yra 150 milijonų, bet tie jau pinigai paskirstyti, kokia dabar yra stadija? Tai iš tiesų noriu irgi taip priminti, kad įstatymai dėl reformos priimti parlamente įsigaliojo 23 metų rugpjūčio 1 dieną. Tai sudarė savivaldybėm galimybės priimti sprendimus ir steigti sveikatos centrus, ar funkcinius, ar struktūrinius. Tai 59 savivaldybės priėmė sprendimus dėl sveikatos centro modelio įgyvendinimo. Viena savivaldybė nepriėmė tokio sprendimo, tai yra Neringos savivaldybė. Ir iš tų 59 savivaldybių 15 turim struktūrinių sveikatos centrų ir šiandien turime irgi kolegas iš Akmenės, iš Kaišiadorių, kad turim prezidentą. Tai yra ir kitos, žinot, kad pirmasis sveikatos centras buvo įkurtas Švenčionyse ir kitos savivaldybės. Siekis, pagrindinė misija viso sveikatos centro buvo, kad savivaldybė, kuri yra atsakinga už savarankišką funkciją pirminę priežiūrą ir deleguotą antrinę priežiūrą, susitartų, tai koks tas bazinis paslaugų paketas gali būti teikiamas kiekvienoje savivaldybėje, bendradarbiaujant viešajam ir privačiam sektoriui, nes tarnaujant tam pačiam savivaldybės gyventojui. Ir žinom, kokie sveikatos netolygumai ir prieinamumo klausimai, eilių klausimai yra kiekvienoje savivaldybėje. Bet jūs, Odeta, suprantat Plungės situaciją? Tikrai suprantu, tikrai girdžiu ir sakau, matyt, čia turėtų būti dar atskira diskusija ne tik sveikatos centro kontekste, nes sveikatos centro misija buvo labiau nukreipta į bazinių paslaugų užtikrinimą. Tai yra, kad pirminę priežiūrą stiprinti ir tam tikrą dalį tų stacionarinių arba antrinių ambulatorinių dienos. Visa reforma yra paremta, kad stacionarinių paslaugų mažės, o dienos chirurgijos, dienos paslaugų, ambulatorinių konsultacijų gyvenamojoje vietoje kuo daugiau užtikrinti. Tai tą esam tikrai visi ir su savivaldybės asociacija sutarė ir ta kryptim juda visas pasaulis. Kaip mums sekasi, matyt, šiandien irgi apie tai. Bet nenaudinga šiuo atveju tos chirurgijos mažinti, atsisakyti, dideli skaičiai operacijų. Aš jau galima truputėlį, gerbama Odeta, norėčiau truputėlį papildyti tai, kad vis tik tai mes kalbam apie tą pačią dienos chirurgiją ir jeigu žiūrėt skaičius, tai Plungės ligoninėje būtent proveržis dienos chirurgijos yra vienas iš didesnių Lietuvoje.
Nepaisant to, vis tiek taikomi vieni arba kiti reikalavimai, kurie mums iš tikrųjų nėra palankus. Bet to noriu pasakyti, kad čia ir gerbiamas Linas Vitkus kaip specialistas medikas yra. Tai ta pati operacija, pavyzdžiui, tulžies pūslės pašalinimas yra viena, tai kai daroma 35 metų asmenį, kitas, kai yra tai daroma 85 metų asmenį. Ir viską sudėti į tą pačią lentynėlę, kad tai gali būti dienos chirurgijos paslauga, turbūt nėra visiškai tinkama ir šiuo atveju gydytojas, gydantis gydytojas, kuris priima tą sprendimą vieną arba kitą, jisai turi turėti atitinkamą laisvę, nes tai yra jo darbas ir jo atsakomybė. Tai va čia mes manom, kad iš tikrųjų galbūt tiesiog vakar labai gražiai buvo kalbėta viešųjų pirkimų konferencijoje Vilniuje apie ES teisingumo teismo sprendimus, kad visi tos sankcijos turi būti taikomos protingai ir proporcingai, įrodant, kad tai yra viena arba kita žala padaryta. Šiuo atveju mes norim irgi kalbėtis apie tai, kad visiškas sudėstymas, kad vienas arba kitas kodas, jisai gali būti skiriamas tik tai dienos chirurgijai. Aš manau, kad tai gyvenimas yra gerokai įvairesnis, gerokai spalvingesnis, mes turim daug visokių situacijų. Tai čia dar bus galima diskutuoti dėl... Jo, aš tiesiog aš tik vieną dar tik pasakau žodį, kad matyt yra failas, atsiprašau, tema yra sveikatos centrų tema, kuri orientuota į ambulatorinių paslaugų dienos ir dienos stacionaro paslaugų stiprinimą, plėtojimą, į savivaldybių bendradarbiavimą ir bendrystės paiešką dėl to paciento. Ir yra kita tema, kokia yra ligoninių ateitis, tame tarpe chirurgijos, reanimacijos ir kitų skubios medicinos pagalbos, kur galima irgi šitą temą dar kitam kontekste, nes sveikatos centro misija yra labiau paremta į gyventojams ambulatorinių dienos. Taip, bet čia per sveikatos centrų finansavimą buvo tikėtasi, bet visai kito. Gerbimo Odeta, ligoninė yra sveikatos centro sudedamoji dalis. Tai šiuo atveju mes kalbam tik apie vieną dalį ir nekalbam apie kitą dalį. Tai vis tiek, jeigu mes žiūrim į tą sveikatos centrą, tai yra bendra visuma. Ir iškrimti vieną daiktą iš konteksto, galbūt nėra visiškai gerai. Kad išlaikytume balansą, gal keliaujame į Akmenę. Akmenėje, kiek suprantu, visai kitokios nuotaikos. Meras patenkintas, kad buvo sukurtas sveikatos centras. Kiek žinau, jis netgi anksčiau jį norėjo sukurti, bet nelabai buvo suprastas. Tiesa, kaip jums sekasi? Tai aš suprantu, gerbiamą kolegą Audrių, tą nepasitenkinimą aš jau praėjau 2010 metais, kadangi tada jau dar mero pareigas, o gerbiamas Audrius viceministrų buvo. Ir kai buvo uždaromi chirurginiai ir reanimacijos skyriai, su mumis irgi niekas nesikalbėjo. Tiesiog buvo beprasmiška, tiesiog ligonių kasos sutarčių nesudarė ir viskas, nors vėliau šitas sprendimas buvo pripažintas ir antikonstituciniu, nes tai buvo vyriausybės nutarimų padaryta, ne įstatymų. Galėjome kreiptis ir į teismą dėl žalos, sakykime, negautų pajamų ir panašiai. Bet aš visada vadovaudavausi irgi racionalumu, negali chirurgas daryti į dieną, į savaitę 3 operacijas. Tai tas protingumo kriterijus irgi turi būti išlaikomas ir mąstomas ir, ko gero, žinom tą tikrąją situaciją, nors politiškai mes turėjom žaisti kitaip ir ginti ligoninę ir atsimenu, važiavom tiek pas gerbiamą Čapliką, tiek dabar grįžusi į ministeriją Šukį, tuo metu irgi vadovaujusi ministerijai, nes mūsų truputį rajonas toksai specifinis, pasieninis, artimiausi miestai Šiauliai, 60 km, mes tada netgi, manyčiau, tuo metu ir kriterijų netitikom atstuminio, visko buvo, bet tai yra praeitai, sakykime. Tai kaip išspręsti specialistų pritraukimą, kai tas pasidalinimas, administracinis, tai dar būnant Andriukaičiui ministru, aš tada siūliau pirminį lygį sujungti su antriniu savo ligoninės didėje, tada vėlgi man sakė, čia įstatymai draudžiama, prasidėjo procesas, bet gerbiamas Andriukaitis išvažiavo būti komisaru ir sustojo. Tai kai dabar atsirado šitą iniciatyvą, vėlgi galimybę, nes sakau, ta idėja buvo iš anksto, nes tu matai, kai daktaras dirba pirminiam lygiu, eina į budėjimą į ligoninę, vėlgi skirtingi direktoriai nesusitarė, ta tokia makalynė, kad ją išspręsti. Galų gale aš visada... Tai jau matote, merė, pirmus teigiamus kažkokius pokyčius? Tai kažkaip sakyti, to jau audroji konkurencinė, ar jinai yra konkurencinė ar ne, tos konkurencijos gal mažai, labiau konkuruojam dėl gydytojų
buvimo vienoje ar kitoje įstaigoje ir tai apsprendžia įstaigos tada buvimą, sakykime, tai aš džiaugiuosi, lyginant su Joniškiu šalia, kur, sakykime, žinau, kad dabar jie nebeturi nei skubios pagalbos, nei terapinio skyriaus, nors visada buvo mums statomas kaip pavyzdys, žiūrėkit, kaip jie liktai žingsnių į priekį. Tai, sakykime, aišku, neslepiant, kad mums padėjo įsigelbėti, išlaikyti, jau aš vadinkim, tą visą sveikatos centrą ir medikai iš Baltarusijos, tai yra iš Ukrainos ir šiai dienai šiandien dirbam pakankamai rentabiliai, bent direktoriaus žodžiais, aš tų skaičių kai kur nematau. Kaišiadorys irgi žiežirbos lakstė į visas pusės. Kaip jums sekasi rajone dirbti sveikatos centre? Sujungėte polikliniką, tai yra prijungėte prie ligoninės. Kaišiadorys, kaip ir meras minėjo, dėl restruktūrizacijos etapų 2010 ir 2011 metais buvo nukentėjęs ir uždaryti visi stacionaro skyriai, išskyrus slaugą ir terapiją. Tai, kad įsivaizduotume, tai yra pačios pigiausios arba mažiausiai apmokamos paslaugos ir taip egzistavo, vegetavo ta gydymo įstaiga. Ir, sakykime, sveikatos centrų kūrimas šiuo atveju buvo Kaišiadorių tam tikras atradimas, kad atsiranda galimybė, kad ta gydymo įstaiga turėtų kažkokią perspektyvą ir ateitį. Ir palaikyčiau merą Klišonę, kur sako, kad ligoninė irgi yra sudėtinė centro dalis. Šiuo atveju mes vėl darėm tą regresą, pirminis lygis buvo vėl prijungtas prie ligoninės ir tokiu būdu mes padarėm struktūrinį sveikatos centrą. Taip, mums pasisekė, atsirado galimybė gauti, tam tikrų finansų, atsirado galimybė dalyvauti ir kitose ES finansuojamuose projektuose, dėka to, kad mes turim struktūrinį sveikatos centrą. Kiek jums numatyta? Ten buvo labai ne per daugiausia, mes čia galim ginčytis irgi, mes taip pat uždarėm sveikatos, ta prasme, vaikučių skyrių, mum įvertino mažiau lovų, nežinau kodėl čia mes uždarėm 5 lovas, bet sveikatos ministerija paskaičiavo, kad 3 lovų skyrius buvo. Bet tie jau, kaip sakant, iečių nelaužėm o chirurgija, jinai buvo jau uždaryta 10 metais. Sakykime, taip gavosi, kad 22 metais laimėjus konkursą pradėjau vadovauti, dienos chirurgijos buvo per metus atliekama 10 operacijų. Tai yra 2 dienų darbas. Arba jeigu, sakykime, turi 2 operacinės sales, tai yra 1 dienos darbas. Tai būdavo padaroma per metus. Tai aš čia norėčiau pasakyti, kad mūsų restruktūrizacijos etapai ir dabartinė reforma, kuri tęsiasi visą 36 nepriklausomybės laikotarpius, tai medikai labai džiaugiasi. Pagal rytų išmintį visą laiką mes siūlom, sakom, gyvenkite ištisam permainų laikotarpį. Tai mūsų medicina, jeigu iš tikrųjų, taip ir kolegos ir jaučiasi, kad sako, mūsų nemyli. Reiškia, ne tik tai pedagogai susirūpinę savo prestižu, bet ir medikai skaito, kad jų prestižas yra niekinis. Ir tai, kad neveikia, sakykime, čia gal truputėlį rakursas, kad neveikia pilnai draudiminė medicina, yra, sakykime, tam tikros paslaugos, ir, sakykime, antrinio lygio konsultantų, antra ir ketvirta, arba 1 ir 4 apmokama. Bet įsivaizduokit, jūs dabar pas mane, kai specialistą ateina, tai aš jūs pasiunčiu padaryti kažkokį magnetinį rezonansą. Ir jūs ateinat ir aš dabar nevartoju savo biuro, savo smegenų, ir jums tada skiriu gydymą, bet tada šita paslauga yra nevertinama, neapmokama ligonių kasų. Nueikite bet kurią kitą valstybinę įstaigą, kur gausite tokią paslaugą. Kiekvieną kartą jūs apmokestins. Tai kaip suprantu, sveikatos centro sukūrimu jūs džiaugiatės. Tai aš čia truputėlį gal pakritikavau visą politinę situaciją ir medikų tą savijautą, nes iš tikrųjų kolegos jaučiasi truputėlį nemylimi. Ir jeigu kalbant apie šitos visus dalykus, kai mūsų politikai šneka, kad trūksta vadybos,
Žiūrėkit, mes jau turim dėl dėka vadybos medicinoje dingo holistinis požiūris. Mes kalbam apie batų fabriką, 20 minučių sakantis pacientas. Jeigu kolega šeimos gydytojas parašė tau pažiūrėti vieną sąnarį, tu kitą sąnarį pasižiūrėjai, patyrėjai išlaidas, tai ligoniukas jau to nebemoka, nes DRG sistema kažkodėl neveikia. O dabar jūs ir dar kolega būna apkaltintas korupcija, nes jisai, kaip jis neturėjo to daryti, ne? Reiškia, žmogiškumui vietos nebelieka. Jūs dabar rentabiliai dirbate, nes ten buvo problemėlių įstaigose, ypač pas PC, kokia dabar situacija? Tai aš atsiprašau, jūs taip visi dabar sureagavote į tą. Aš dabar šiuo atveju pakalbėjau apie kolegų tam tikrus, kaip jie jaučiasi ir tai vat, mūsų ateityje tikrai šitos dalykus reikėtų keisti ir atkreipti į tai dėmesį. O grįžtant prie jūsų pirmo klausimo, iš tikrųjų buvo labai didelis susipriešinimas, reiškia, kolegos arba šeimos medikai labai nenorėjo ir priešinosi, reiškia, struktūrinio centro padarymą. Ko jie bijojo vadovę? Argumentų kaip rimtų neturėjo. Baimės buvo tokios, kad sumažės galbūt paslaugų, reiškia, jie praranda savarankiškumą. Iš tikrųjų, mes susijungėm 7 įstaigos, tai 7 įstaigų vadovai kovojo už savo nepriklausomybę. Nes kai tampa jau vienas centras, reiškia, tie vadovai kaip ir tampa nebe tokio lygio vadovais. Tai čia iš esmės buvo tokia daugiau kova dėl jų nepriklausomybės. Iš Kaišiadorių keliaukime į Biržus. Jūs nusprendėte palikti 2 atskiras įstaigas. Kodėl ir kokie dabar yra rezultatai? Savivaldai dirbu 10 metų ir dirbau savivaldybės gydytoju, tikrai būdavo metų, kai antrinis lygis dirbdavo nuostolingai tos metus. Tai tiesiog šnekantis tuo metu ir su politikais, tuometiniu meru, tiesiog buvo išsakyta pozicija, o kas bus, jeigu viena įstaiga, sakykime, šiuo atveju ligoninė politika dirbs nuostolingai, kita pelningai. Tai šiaip visų sąskaita. O jūsų įstaigos dirbo pelningai? Jos dirbo rentabiliai, šiai dienai viskas yra gerai, bet būdavo tų metų, kai jos tikrai viena, sakykime, dirbdavo nuostolingai ir vieną įstaigai būnant, vienam sveikatos centrui, vienam struktūriniam vienetui, kas būtų nuo šeiminukų, tu tai paprastai tariamų pinigus, man uždengiam antrinį lygį, taip kenčia pirminė grandis, kas, kaip ir minėjot, yra savivaldybės savarankiškoji funkcija ir susidurėm su tokia situacija, kad konkurencijoje dėl specialistų, dėl šeimos gydytojų mes kitoms savivaldybėms turbūt pralaimėtume. Sakėt, kalbėsime. Tai dar bėga chirurgai ar jau? Operacijų padarom pakankamai, chirurgai migruoja ir migruos, man kartais irgi įdomiai atrodo tie skaičiai, tie kriterijai, kuriuos mes turim atitikti, nes nemanau, kad prašiau operuos iš Panevėžio atvykęs chirurgas, nors Biržuose mažiau tų operacijų padaro, ten turi konvejerį, manau, kokybė bus ta pati. Jeigu infrastruktūra yra, mes tą infrastruktūrą turim, savivalda taip pat prisideda ir turim ilgalaikę strategiją dėl prisidėjimo, esam pasitvirtinę tvarkos aprašus savivaldybės taryboje, kad kiekvienais metais procentas skiriama savarankiškųjų funkcijų lėšų, tai įstaigos gali tikrai kreiptis, žino, kad gali mus kreiptis, kad tų pinigų yra suplanuota ir kad jie gali, sakant, įsigyti tas įrangas. O su kokiais iššūkiais Kretingos rajonas susiduria? Ką davė mums, sakysim, ta tokia reforma, nevyniokim visko į vatą. Mūsų visi centrai, kurie buvo, kaip jie bendradarbiavo su privačiais centrais, ir valstybiniai, ir pirminiai, ir antriniai, jie ir dabar tą patį daro. Pokyčių visiškai jokio. Per visą tą džiaugsmą mūsų savivaldybė prarado vaikų skyrių, praradom gimdymo skyrių, tačiau tų pinigų, kurie tikrai ateis, tikrai tikimės. Kokios sumos tikitės? Mums buvo šnekėta pačioj pradžioje, kad mes iki 5 milijonų gausime. Deja, kaip sakoma, kadangi mes nesutikim uždaryti chirurginio skyriaus, tai mes, realiai kažkur iki 2 su biškiuku kažkur ta suma gaunasi. Bet jų laukiame. Bet žinokit, skaičiai yra skaičiai.
visiškai nesmė yra, kiek tu gausi. Pati savivaldybė mūsų yra tikrai pajėgi prisidėti prie vienokio ar kitokio. Ir mes patys kiekvienais metais investuojam į ligoninę. Ir į ligoninę, ir į pirminį sveikatos centrą. Bet esmė yra rodiklis, ar gyventojai yra patenkinti paslaugą. Ar jų yra prieinamumas, ar jie laiku gauna gydymą, ar jie laiku yra paskiriami pas gydytoją. Va čia mes turim pačias didžiausias problemas. Pinigais to išspręsti neišspręsime. Dienos chirurgija, kas ir vyksta dabar pas mūsų Kretingoje, viskas labai gražu, tik vėl yra pasitenkinimas gyventojų, nes tai jau šiai dieną galim konstatuoti, kad tai yra verslas ir gana pelningas verslas. Ir ar gyventojas yra patenkintas tom paslaugom, kurias jis gauna, kaip bebūtų ne, privačiame sektoriuje taip, atliko operaciją, ranką tau paspaudė ir tu išeini iš, sakysim, tų procedūrų. Kas vyksta toliau, ar pacientas turi su ko pasikonsultuoti? Taip, privačiai važiuoja pasikonsultuoti. Ir už tai moka pinigus. Reikia prisimušti prie savo gydytojus. Eilių gausa yra beribė. Tu lauki kelis mėnesius pas savo šeimos gydytoją. Šeimos gydytojai šiai dienai yra dar toliau nuėję. Kam sukti galvą dėl paciento, nes jų trūksta. Ir jie šiandien, nebijosiu tų žodžių pasakyti, atliko savo pareigą, užregistravo žmogų į sistemą ir sėkmingai šeimos gydytojas, kad turėtų, nors visą įrangą turi, atlikti procedūras tam pačiam kabinete, nes beveik viską esam supirkę, siunčia pas specialistų. Ir čia yra didžiausia problema. Dienos chirurgija, viskas tvarkoja. Virš 2 milijonų operacijų, tai Kretingos miesto ligoninė virš 600 000. Tai yra labai geri rodikliai, nesakau, tai yra verslo šiai dienai. Ir ar yra pačių gyventojų pliusai ir pasitenkinti? Deja, ne. Tai vadinasi, visą tą, ką mes darėm čia tuos keletą metų, neišėjo į naudą. Nes mūsų savivaldybei bendradarbiavimas tarp visų įstaigų buvo. Ar yra galimų pokyčių? Taip yra. Jūs statot kažką, ligoninė, skubia pagalba? Taip, priėmimų skyrius yra šiandien. Ir savo pinigų? Kol kas taip. Kol kas taip. Ir kiek jūs investuojate? 1 200 000, pas projektas 1 368 000, ten mūsų prisidėjimas yra. Tikimės, kaip sakoma, irgi taip atsignyti. Tai keista, kad pradžioje neįsijungėte į gerbiamų Kliušonį Rodetos diskusiją. Žinote, bet mes šiek tiek esam klaidingai visi nuėję. Mes visi galvojam, kad jeigu atstumas nuo vienos iki kitos didesnės įstaigos yra, tai mes jau vadinasi tą įstaigą turėtume uždaryti. Mes toj vietoj nesutikom, tai praradom gimdymo skyrių vienareikšmiškai, nors čia irgi labai didelė mūsų klaida ir aš tikiuosi, kad ją atstatysim, nes šiai dienai, jeigu Klaipėdos regione įvyktų toks pats, sakysim, pandeminis laikotarpis, kaip mes turėjom, prieš keletą metų, ir kai gerbiamas Janušonis man paskambino 11 val. Vakare, sako, Antanai, pas tave atvažiuoja viso regiono gimdyvės. Ir aš tada sakau, kaip Vincai? Sako, taip, nes mūsų yra problema, mes skyrių turim uždaryti gimdymų. Tai pas tavai, kadangi mes vieninteliai bebuvo gimdymų skyrius, kuris teikim paslaugas, tai šiai dienai, jeigu toks įvykis atsitiktų ir Klaipėdą turėtų uždaryti, mūsų gimdyvės artimiausia tai yra Mažeikiai arba Tauragė. Bet važiuojant žiemos metu keliais, tai tu turi labai rimtas problemas. Tai arčiausiai būtų Kauno klinikos. Greičiau ir efektyviau gaudas. Tai yra tokių patys gyventojai nepatenkinti yra ta sistema. Ir jeigu mes kūrėm tik tą sistemą, kad ji būtų sutaupytų lėšų, kad ji duotų pliusų kažkokio, tai pliusų nėra toje vietoje. Pirmiausia, man atrodo, rodiklis yra tai, kad gyventojai būtų patenkinti šitą paslaugą. Ar jie patenkinti šiandien? Ne.
Pritariu, kad paciento pasitenkinimas ir grįžtamasis ryšys yra labai svarbu ir ta iniciatyva Lietuvos gyventojams ateina, nes tas instrumentas yra sukurtas, kur per elektroninę sveikatą gyventojas po paslaugos gavimo, nurimus, kaip sakant, ar tikrai ta kokybiška paslauga buvo, galėtų elektroniniu būdu ar kitokiu būdu užpildyti anketą ar ne, ir pasakyti, ką iš tikrųjų patyrė toje įstaigoje. Taip mes Lietuvoje turėsim tokį skaitmeninį instrumentą, kada žmogus po paslaugos galės užpildyti ir galėsim tada pasilyginti. Nes šiandien vykdomos apklausos įstaigose yra vykdomos tų pačių specialistų paslaugos teikimo metu ir tą daro ir tais rezultatais tu negali nei tikėti, nei netikėti, tiesiog jais negali priimti ir tobulinti sistemos. Tai labai irgi laiku toks, kad turim to siekti grįžtamojo ryšio iš paciento. O dabar, kad su mumis yra valstybinės ligonių kasų vadovas, ponas Gytis, pradėsim nuo jūsų, noriu žodį perduoti jums. Jūs išgirdote visus merus, išgirdote, ką jiems skauda, kokie jų yra lūkesčiai, dalis jų norėjo kai ką gauti, negavo. Kokios jūsų būtų įžvalgos? Visos investicijos, kurias daro savivaldybės, labai sveikintinos, tai reiškia, kad jos atima pinigus iš kelių, galbūt gėlynų ir perduoda juos labiau sveikatos daliai. Tai mes ligonių kasose norime, kad kuo daugiau lėšų, kuo daugiau dėmesio būtų sveikatos pusėje. Aišku, geri keliai irgi svarbu. Tai dėl pačių sveikatos centrų finansavimo gal daugiau patarėjas Gintaras Kasevičius išmano. Papildys, bet tokia bendra įžvalga. Bendros krypties, tai žinome, kad sveikatos paslaugų finansavimo modelių yra keletas ir dažniausiai dabar dauguma jų juda link mišrios finansavimo sistemos. Tai vienas iš dalykų, kas galėtų, manau, stabilizuoti įstaigų finansus ir būti šiek tiek sąžiningesnis, tai tas mišrus finansavimas skubios pagalbos ir intensyvios terapijos. Skubiai pagalba ir intensyviai terapija nuo 2 metų bus skiriamas šalia pagrindinio tarifo, kuris priklauso nuo atvejo, bus skiriamas papildomas kasmėnesinis finansavimas, kuris susijęs su ligoninės dydžiu. Tiesiog jis labiausiai skirtas kaip komandos išlaikymo. Nes į skubią pagalbą atėjo vienas žmogus per parą, ar 5, ar 15, komandą vis tiek reikia išlaikyti. Jie kaip gaisrininkai, tiesiog laukia nelaimės ir pasiruošia padėti. Tai manome, kad mokėti už kiekvieną atvejį galbūt ir gerai, ten, kur tų atvejų yra daug, tada tą vidurkį išskaičiuoti lengva. Bet ten, kur jų tai daug, tai mažai arba nenuspėjamas dalykas, kas yra regionuose, ten atrodo, kad sąžiningiau yra mokėti vieną sumą už komandos išlaikymą ir šalia truputėlį pridėti už kiekvieną atvejį. Tai intensyvioje terapijoje ir skubiai pagalbai metų bus tokie 2 nauji būdai. Šiemet metus užbaigsime pakompensuodami po 52 eurus už kiekvieną skubios pagalbos atvejį, nes matome, kad ten tarifas ir buvo per mažas. Ir kas negerai, tai kad mes tą padarom kartą per metus. Sąnaudas ligoninės patyrė visus metus, o mes gal metus suskaičiuojame ir visiems sumokėsim. Tai čia ne visai teisinga, bet tą pastebėjom, pamatėm ir ištaisysim nuo sekančių metų. Tai sakyčiau, šitie 2 gal pakeitimai, jie turėtų prisidėti prie tobulesnio to finansavimo. Šito vietoj iš tikrųjų ačiū tai, kad ligonių kasa atsižvelgė, nes matėm, kad turėjom skirtingą finansavimą, ar turim skirtingą finansavimą tarp funkcinių centrų, kurių yra dauguma, jų yra 44 Lietuvoje, berods 45. Ir 15 struktūrinių ir matom, kad struktūriniai centrai finansuojami gerokai geriau, kai šiuo atveju funkciniai skubios pagalbos priėmimo skyriai finansuojami, sakykime, pagal sąnaudas yra apie 40-45%, tai ta papildomas finansavimas ir kur buvo atsižvelgta į mūsų kreipimąsi, tikrai ačiū ligonių kasai, kad į tai sureagavo, nes jūs esate visiškai teisus, komanda žmonės, įranga jinai turi būti. Ir šiuo atveju tikrai tai yra gerai ir norisi iš tikrųjų galų galę pasižiūrėti, sakykime, netgi ir tas Konstitucinio teismo išaiškinimas yra buvęs, kad būtinoji pagalba, jinai turi būti finansuojama net ne iš PSD biudžeto. Tai yra tas stacionarus
stabilus pinigų skaičius, kiekis, kuris turi būti skiriamas tam, kad ta paslauga būtų. Nes šiuo atveju mes irgi turim tą pačią GRP, kai jinai turi dengti visą Lietuvą ir nepaisant to, kad tankumas Vilniuje yra, turbūt 50 kartų didesnis negu, kokioje, pavyzdžiui, Skuode, bet ta paslauga jinai turi būti užtikrinama, tai šiuo atveju tą variantą matom. Iš tikrųjų, matom, kad dalis tų pačių įkainių, kurie yra už paslaugas, tai čia labai gerai gerbiamas Linas buvo kalbėjęs, kad yra tų pačių paslaugų, kurios pagal DRG sistemą, apmokamos ir matom, kad šito vietoj ko gero ne visuomet yra traukiami amortizaciniai kaštai, nes kalbant, pavyzdžiui, apie tą patį reanimacijos įkainį, tai iš tikrųjų ar tai padengia kaštus? Matom, kad ne visada. O tai taip pat yra ta paslauga, kuri yra būtina žmogui, nes reanimacijoje specialistų kvalifikacija turi būti intensyvia terapija, aš turiu omeny, intensyvia priežiūra. Kvalifikacija turi būti, įranga taip pat šito vietoj turi būti. Tai čia galbūt iš tikrųjų norėtųsi to galbūt didesnio atvirumo, tai čia galbūt Gintaras Kacevičius galėtų truputėlį pasakyti, formuojant pačius įkainius, formuojant tą pačią DRG sistemą. Ar tai įeina, ar tai neįeina. Nes čia mes turim irgi kai kurių klausimų, nes matom kažkokį susipriešinimą tarp privačios ir savivaldybių ir valstybinės medicinos, nes šiuo atveju nesant įkainio amortizacinio atskaitimui, nesant tame įkainio, iš tikrųjų išgyventi iš to yra sudėtinga. Ir mes puikiai žinom, kad yra taip vadinamieji rentabilūs skyriai ir tie skyriai, kurie dėja tempia finansiškai ligoninės ir sveikatos centrus į dugną. DRG sistemos įkainiai tikrai nebūtų galima sakyti, kad yra tobuli. Šiandieną visuomet yra erdvės tobulėjimui. Aš tik tai galiu pasakyti, kad tie įkainiai yra skaičiuojami visų Lietuvos ligoninių, kurios reikia aktyvų įgydymą pateiktų praėjusių metų sąnaudų pagrindų. Taigi ten, ką ligoninės tose sąnaudose pateikia, tas ir yra įskaičiuojama ir įskaitant amortizaciją. Žinoma, tie įkainiai yra vidutiniai. Ir kai tada tas įkainis grįžta atgal į konkrečią ligoninę, tai labai priklauso nuo tos ligoninės veiklos organizavimo. Ir jeigu ten yra apyvarta pakankama, tas vidutinis įkainis gali būti pakankamas ir netgi per dosnus. O jeigu ta apyvarta yra nedidelė pacientų, tai tada natūralu, kad jau įkainis, taip sakant, nepateps. Ir čia buvo paminėta šiandien ir ta pati akušerija. Tai ir daugelis iš tikrųjų ligoninių nebeteikia tų paslaugų, nes ir tai turbūt yra teisinga, nes kai valstybinė ligoninė kasa prieš porą metų padarė labai paprastus skaičiavimus, kiek reikia gimdymų priimti vienos ligoninės akušerijos skyriui, kad tas skyrius bent būtų nenustolingas. Nes tas skyrius turi savo personalą, įrangą, visą tai kainuoja tam tikrą metinį biudžetą. Tai mes suskaičiavom 650 gimdymų. Tvirtinant vyriausybėje, žinoma, buvo padaryta tam tikrų politinių nuolaidų, pasakykim taip, ir ta kartelė buvo truputėlį nuleista, bet tie 600 tai yra tikrai minimum. Ir todėl, reiškia, jeigu ligoninės skyriuje tų gimdymų yra 400 ar 450, tai reiškia susidaro deficitas. Kas tą deficitą dengia? tą deficitą tada turi dengti kiti padaliniai. Ar ne? Tai nukenčia tų padalinių teikimo paslaugų kokybė. Tai štai tokia logika, bet yra ir kitokių. Štai iš gerbiamo mero šalia manęs sėdinčio technikos išgirdau, kad dienos chirurgija yra tikrai neblogas verslas. Mes tą irgi žinom. Nes ilgametė politika ministerijos ir valstybinės ligoninės kasos, kaip įgyvendinančios tą politiką, reiškia, buvo tokia, kad dienos chirurgiją turim skatinti, nes tikrai lygindavom save su kitom valstybėm ir matėm, kad Estijoje 100% kataraktos operacijų yra atliekama dienos chirurgijos būdu, Lietuvoje ten tuo metu buvo keli procentai. Tai reikėjo skatinti. Tai skatinam kaip, mokėjom už dienos chirurgiją taip pat kaip už stacionarą, tą pačią kainą. Ir dienos chirurgija įsibėgėjo. Ir įsibėgėjo vis toliau. Dabar mes matom, kad to skatimo nebereikia, gyvenimas tiesiog pasikeitė. Ir mes turime tai reaguoti. Ir mes jau planuojam nebeskatinti. Vienas sritis yra pelninga. Sakysim, dienos chirurgija. Kitos galbūt nėra tokios pelningos. Tai geras vadovas savo įstaigui ir sudėlioja tuos kaštus.
Ne visi, jeigu mes, aš kaip ir prieš tai sakiau, jeigu mes diskutuosim apie tai, kad medicina turi būti pelninga, tada mums visiems labai blogai. Tikrai tiesioginiu žodžiu prasme blogai. Turi būti viena sritis yra pelninga, kita nepelninga ir tokiu būdu mes tą balansą sudėliojam. Na, negali būti viskas pelninga. Supraskit, ten yra, na, tai nėra žvakių fabrikėlis, tai nėra dalių fabrikėlis. Už kiekvieno to stovi žmogus, kuriam ta paslauga nesuteikiama yra. Arba jis turi vėlgi važiuoti už savo kaštus. Aš suprantu, kad valstybė, kaip sakoma, na, nuostolio tokio padengti negali. Bet kas padengia tą nuostolį? Močiutei, kurį reikia važiuoti iš Kretingos, nes tos paslaugos nėra, reikia važiuoti į Klaipėdą, ji važiuoja su savo transportu, arba, sakysim, kai yra ekstra atvejais, ją nuveža, bet grįžti jos artimiesiems reikia už savo lėšas. Ir čia gyventojai patiria išlaidas, to, ko mes iš tikrųjų niekur į jokius kaštus neįtraukiam. Ir atrodytų taip, bet galutiniam kontekste nukenčia mūsų šalies gyventojai, nesakys rajono mūsų šalies gyventojai. Aš norėčiau pakomentuoti. Aš absoliučiai sutinku su gerbiamu meru, kad įstaigoje taip nebus, kad visos paslaugos kompensuojamas taip idealiai, kad visos vienodai pelningos arba visos vienodai nuostolingos. Tikriausiai įstaigoje tam ir yra pas mus viešosios įstaigos ir privačios, kurios pačios priima sprendimus, kaip tos srautus finansų balansuoti. Mūsųgi uždavinys valstybinės ligonių kasos, aš drįstu pasakyti, čia iš direktoriaus truputės turėtų išeiti, reiškia, mūsų uždavinys yra, kad tokio kryžminio subsidijavimo būtų kuo mažiau. Tai mes žiūrėkit, sutikit vėlgi čia, kur ir atsiranda konfliktas tarp privataus ir ypatingai, ką minėta buvo per savarankišką funkciją, pirminį lygį ir deleguotą antrinę. Grįžtant prie Konstitucinio teismo, deleguotos funkcijos turi būti 100% finansuojamas. Bet dėja ne visada taip yra. Grįžtant į savarankišką funkciją, va čia būtent vėlgi, ką mes pastebėjom, aš nebijodamas to žodžio pasakyti kare, o ne bendradarbiavime su privačiu sektorium pirminio lygio. Dar labai keista, kai jam dar leidžiama daryti ir antrinį lygį, tai čia kad pats savo pacientų siunčiu, ne kažkas panašaus. Jie nesijama tų nerentabilių paslaugų. Paimam, kad ir dots kabinetas. Mesgi kaip savarankišką funkciją privalom užtikrinti. Tai va šitas balansas ir atsiranda labai bloga bendrai požiūris į viešųjų paslaugų žiūrėjimą per rentabilumą. Tai sakykime, šiuo atveju medicina tokia man panašiai, aš vieną kartą ir nekartą kartoju, jeigu panašu į gaisrinę, o tas atvejis, kad reikia komandai stabilus finansavimas, taip ir turėtų būti. Nes jeigu čia gaisrininkam mokėtume už užgesintą gaisrą, ten sudegė tualetukas ten tokią sumą, sudegė ten namelis tokią, sudegė savivaldybė didžiulę sumą, dar neskubėtų gesinti, žinai. Tai tada būtų katastrofa. Tai dabar man medicinai kažkur panašiai gaunasi ir čia girdžiu apie tas kainus įkainius. Ko daugiau mes sergam, to mes geriau gyvensim ir uždirbsim. Pati kryptis man kažkokia truputį nelogiška. Ir todėl su sveikatos centrais, kur mes ėjome, tas būtent prevencinis gydymas, ambulatorinės, sakykime, kad čia irgi per mažai dėmesį ir kad mes siekiam, neslėpsim, ko gero įstaigos ir prirašinėja paslaugas, nes jas turi išgyventi kažkaip. Tai va čia ir atsiranda tas toksai, kai kur gal ir per daug tų pinigų, bet jie neracionaliai naudojami. Seimo sveikatos reikalų komitete buvo diskusija irgi apie, ir mes matome tai kaip vieną iš 4 didesnių problemų sveikatos sistemoje, tai tas viešosios ir privačios medicinos bendradarbiavimo. Ir tų kaltinimų, priekaištų vienas kitam yra nemažai, bet jeigu pažiūrėtume į teigiamas pusės, tai viešoji medicina dažniausiai yra kaip stuburas, kuris atlaiko, kaip jūs sakote, ir pelningas, ir nepelningas, ir visas būtinas funkcijas, ir į ją remiasi. LNSS įstaigos yra kaip toksai esminis stuburas visos medicinos. Privati medicina irgi turi nemažai privalumų. Iš ten ateina naujos matos. Korupcijos mažėjimas medicinoje labai stipriai atėjo kartu su privačia medicina. Aptarnavimo kultūra, šypsena, geresnis paaiškinimas. Kai kurios investicijos, kurios tuo metu nebuvo prieinamos dėl jaunos valstybės finansų, atėjo su privačiais verslininkais. Tai yra daugybė gerų dalykų, kurie ateina iš privačios medicinos. Nereikia jos vien tik tai
peikti. Bet aišku, labai praktiški žmonės pasižiūrė, jeigu yra ant torto vyšnių, tai ir galima jas nusirinkti. Ir nusirinka tas vyšnias. Tada mums klausimas, ar mums padėti finansuoti sudėtingą apendicitą daug kažkaip ypatingiau negu nelabai sudėtinga ir gal pradėti sluoksniais pjausyti tas paslaugas. Tada vietoj 4000 DRG kainų turėsime 10 000, visai nebesusigaudysime, kurioje vietoje ką reguliuojame. Tai mes žinom, kad tai yra problema. Kaip ją išspręsti, nėra aiškaus atsakymo, bet manom, kad imsimės, šnekėsimės ir kažką bandysime atrasti. Atrodo, ponia Gytė, kad atsakymą turi meras. Papildydamas Akmenės merą, iš tikrųjų valstybinis sektorius ir privatus sektorius esame iš tikrųjų nevienodom sąlygom konkuruojami. Pirmiausia, pradėkim nuo to, kad yra nevienodos vien patalpoms keliami reikalavimai. Jeigu privatus sektorius gali vos nedaugiabučio pirmam, antram ar kelintam aukšte įsikurti ir teikti paslaugas, ir mes turėjom tokią padėtį, kai vėlgi buvo pandemija ir mums privatus centrai visi atsisakė teikti paslaugas, mes gelbėjomės vardan valstybinių sektorius. Vienodos sąlygų sukūrimas tiek privačiam sektoriui, pirminio sveikatos centro, tiek valstybiniam, tai būtų jau vienas žingsnis ėjimas link to vienodo. Kaip pavyzdys, šiandien privatus sveikatos centras negali vykdyti vienokių ar kitų paslaugų, jeigu neturi renginio ar dar kažkas. Tai jie pasirašė bendradarbiavimo sutartį su valstybiniu sektoriu. Renginą perka savivaldybė prisidėdama su ministerijos lėšomis. Reikia kažkokio kito aparato. Vėlgi, jie pasirašo bendradarbiavimo sutartį ir vėlgi čia yra kriterijus, kur privatus sektorius gali sutaupyti lėšas ir mokėti priedus gydytojams prie atlyginimų. Ir mes toj vietoj konkurencijai pralaimim. Toliau kitas aspektas yra. Valstybiniai sektoriui mes pasikeičiam gydytoją, jam suteikiam, sakysim, lengvatą, ten duodam apsigyvenimui, rezidentus. Privatus sektorius taip pat pas mus irgi pagal vienodas sąlygas gali pasikviesti, gydytojas pradėti darbuotis, bet jie dar gali priedą jam damokėti, mes to nebegalim damokėti. Ir vėlgi yra iškreipimas pačios rinkos. Tai yra, aš nesakau, tiek vienas, tiek kitas, tai yra šiai dienai pelningi verslai. Ir verslas tą labai gerai yra pajautęs. Sudarykim vienodas sąlygas konkurencijai. Pone Krišonė, reaguokit. Netgi dėl įstaigų vadovų, atsiprašau, aš irgi pripildysiu. Tokie reikia. Pas mane privatus centras per 3 metus 3 direktorius pakeitė. Uabas, keičia ir viskas. Pas mus reikalavimai, mokėjimai, mero potvarkių viešinimai. Ta prasme, aptraukta. Kas keiščiausia atvažiuoja Seimo nariai ir sako, kodėl jūs čia kovojat? Tai atiduokit viską privačiam. Tada turėsim tas, ta prasme, keistai atrodo, kad tu stengiasi, kaip girdėjom, finansuoji ir padedi, bet tikrai tas reguliavimas labai keistas yra. Ir čia, sakykime, vėlgi grįžtų per tai, kad tai savarankiška funkcija. Čia kažkada buvo bent tinklui reikėdavo priimti sprendimą, panaikino. Tiesa, čia dabar mūsų atvirkščiai apskundė privatus konkurencijos tarybai dėl gydytojų pritraukimo programos, nes mes nefinansuojam privačių, bet ačiū Dievui, konkurencijos taryba pasakė, kad vis dėlto mes galime finansuoti tik savo viešasias įstaigas. Reiškia, jau yra toks precedentas, sakykime. Bet grįžtant prie to vėlgi reguliavimo, tai mes turim, aš visada sakiau, kad netgi stebėtojų tarybos privalomai, kurios turi būti sudarytas iš bendruomenės, gydytojų, darbuotojų, vėlgi privačiam to nereikia. Tai padarykim bent lygias galimybės, tai va čia truputį mūsų tokie dalykai glūbina kažkaip. Kolegos, aš tiesiog noriu jūsų paklausti. Dabar pas kokį gydytojas norėtumėt kreiptis? Ar pas savivaldybės, ar pas privatų? Aš norėčiau kreiptis pas gerą mediką. Tai šito vietoje, ar tai yra privatus, ar tai yra savivaldybės ar valstybinis darbuotojas, nėra visiškai jokio skirtumo tam pacientui, kuris gauna paslaugą. Šiuo atveju mes esame turbūt išskirtinė savivaldybė tarp 60 Lietuvoje, kur mes savivaldybė neturi savo pirminės sveikatos priežiūros. Ar mes esame vieninteliai tokie ir dėl to Plungiškiai negauna blogesnės pagalbos, negu gauna kitos savivaldybės. Audriau, aš papildysiu. Pas tave dirba direktorius,
buvęs ligonių kasų Šiaulių vadovas, pas mane buvo idėja, aš kadangi... Čia gerai ar blogai? Ne, gerai, labai fainas specialistas ir džiaugčiausi, kad pas mane jis dirbtų. Jisai, kada dirbo ligonių kasų vadovo, aš irgi jaunas meras, ėjau pažangoju ir galvoju, viską reikia privatizuoti, nes dėja reikia pripažinti, pas mane netgi šilumos ūkis privatus, nors aš socialistas ir sutinku, kad tam tikri privatus dalykai jie padaromi geriau ir kokybiškiau. Bet kur niuansas? Tada pačio vadovo buvo pasakyta, gerai, jeigu pas jūs dirbs 3-4 privatus nepriklausomi vienam. Tada atsiranda ta tikra konkurencija, atsiranda kova dėl pacientą, dėl kokybės. Kai to nėra, o mažosiose valdybėse dėja neateis tau 3 ar 4 privatus, dažniausiai yra bent 2 būtų, sakykime, kas ir pas mus yra 2 privatus ir valstybinis, tada tu neišgausi tos konkurencijos. Ir čia, kaip sakai, geras gydytojas, gali būti geras, bet kartais ir aplinka nelabai gera, aplinka gydytojas. Matot, šito vietoj klausimas, Plungė, kaip minėjo, pirminė sveikatos priežiūra visa yra privati ir tai yra 3 privatus sveikatos priežiūros centrai, taip jų konkurencija be jokios abejonės yra. Ir natūralu, kad ta konkurencija taip pat yra varomasis mechanizmas, kadangi laisvas gyventojų pasirinkimas prisirašyti prie vienos arba kitos gydymo įstaigos. Tai aš manau, kad tai iš tikrųjų yra gerai ir ko gero tai yra esminis variklis, kuris šito vietoj daro. Norėčiau truputėlį dar patikslinti gerbiamą kolegą Antaną Kalnių. Tai ir šalimais sėdintis gerbiamas Seimo narys gali turbūt patikslinti tą, kad pagalba, kuri buvo ir kurią reikėjo COVID metu padaryti medikam, tai apie pirminį sveikatos priežiūros centrą. Tai vis tik tai reikia pasakyti tai, kad negalėjimas susigrąžinti lėšų iš sveikatos apsaugos ministerijos, kadangi ministro įsakymas, kuris buvo operacijų centro vadovas, tėvas, jis nedavė galimybės lėšom, kurios yra išleidžiamos COVID, susigrąžinti jas. Ir iš tikrųjų, šiuo atveju manau, kad ministras Dulkys viršijo savo įgaliojimus, nes visos kitos institucijos, tiek policija, tiek gaisrinė, tiek visi kiti gavo tas lėšas. Šiuo atveju ministras Dulkys ir ypatingai viceministrė Danguolė Jankauskienė tam kategoriškai prieštaravo. Tai manau, kad jeigu tai būtų buvę galimybė susigrąžinti tas lėšas, kurios buvo panaudojamas, būtent šitą. Tai aš manau, kad problema tikrai būtų sprendusi ganėtinai paprasčiau. Nes čia tiesiog COVID metu nebesinorėjo dėl to eiti į teismus, nes įtampų buvo tikrai pakankamai daug ir čia manau, kad tai iš tikrųjų tai yra šiuo atveju tie patys savivaldybių pirminiai sveikatos priežiūros centrai, kurie teikia tas paslaugas. Jie tų pajamų negavo ir dėl to iš tikrųjų buvo finansiškai pakankamai didelis nuoskaitos. Kitas momentas, aš ką norėjau dar paliesti ir tuo pačiu užklaust ligonių kasos ir gerbimo Seimo nario. Šitą dar šiek tiek... Aš užvesiu, nes pas numušit kalbėjimą. Vis tik tai atsimenu, kai gerbiamas ministras, buvęs sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga tapo sveikatos apsaugos ministru ir būtent COVID laiku buvo generuojamas maždaug 300 milijonų eurų PSD biudžeto rezervas. Tai tuomet buvęs sveikatos reikalų komiteto narys Antanas Matulas jį kalė prie kryžiaus dėl to rezervo dydžio. Šiuo metu mes turim tą rezervą, kuris yra gerokai didesnis. Dvigubai didesnis. Ir šito vietoje matom, kad būkim ir ko nepasakoma viešai, tai valstybės biudžetas subalansuojamas yra iš 2 šaltinių. Vieni yra iš kelių priežiūros plėtros programos, kuri nuo 2009 metų nuo Kubiliaus pirminavimo laikų, jinai yra mažinama. Ir mes turim po 15 metų tą rezultatą, ką turim dabar keliuose ir tiltuose. Antras šaltinis tai yra privalomas sveikatos draudimo fondo rezervas, nes norint išlaikyti Maastrichto kriterijus Lietuvoje, tos 3%, šitoje vietoje galima tą 100, 200, 300 ir net 600 milijonų padėti tą rezervą, jo neliest ir tada balansuojami valstybės finansai.
Tai va šito vietų norėtųsi iš tikrųjų matymą, kaip šitą problemą ligonių kasos ir Seimo sveikatos reikalų komitetas planuoja spręsti. Nes paradoksas yra tai, kad mes sakom, kad, pavyzdžiui, švietimų pinigų trūksta. Socialiniai sferai trūksta. Sveikatai pinigų yra, bet tiesiog jie yra padėti į šalitų. Ar reikia laikyti tokį didelį rezervą? Tai mes vakar kaip tik ir šnekėjom ir buvo ištransliuota, kodėl tas yra rezervas laikomas ir neišnaudojamas, nes mes pastaruoju metu per keletą metų esam susidūrę su dviejom dideliom krizėm, tai viena iš jų buvo COVID pandemija, o paskui prasidėjęs karas Ukrainoje ir, kaip sakoma, tie tokie nestabilumai ir jeigu to rezervo nebūtų, tai galimai nebūtų galima užtikrinti sveikatos sistemos finansavimą. Tai reikia laikyti. Ir kokio dydžio tas rezervas turėtų būti, tai aišku, čia yra diskusijų objektas, bet kad jis kažkoks tai turi būti faktas. Tai kas neleidžiat, kas laikot tą rezervą, aišku, tai yra sveikatos apsaugos ministro turbūt sprendimas, mes dabar žinom, kad jis net galėtų jį paliesti pagal įstatymą, jeigu skaitot Lietuvos sveikatą, tai leistų tokios galimybės, ką VLK galvoja, reikia tokio rezervo. Kaip rūpestingas šeimininkas aš mėgstu turėti poros mėnesių atsargas namuose. Ar bet kuris finansų patarėjas pasakys, kad reikia šiek tiek turėti neapibrėžtai dienai pasidėjus. Sodra turi pusės metų rezervą. Ir jų noras turėti maždaug metų rezervą. Mes turim nepilnai 2 mėnesiams, 625 milijonai eurų, o mėnesiniai kaštai visai veiklai finansuoti apie 330. Mūsų požiūrė tai yra protingas skaičius, ne per didelis, ne mažas. Mes būtume linkę ateinančiais metais, kiek gausim pinigų, iš mokesčių tiek išleisti, rezervo nedidinti, bet jį panašų ir pasilikti. Ne visai tiesa, kad sveikatos ministras gali lengvai nuspręsti. Dalinai tą dalį prižiūri finansų ministerija, yra prociklinio anticiklinio planavimo dokumentai ir mums buvo leista šiemet iš rezervo išimta maksimali pagal finansų ministerijos kriterijus nustatyta suma 96 milijonai eurų. Daugiau negalėtume įkišti į tą šeimos sidabrą rankos ir daugiau išimti. Tai kiek taisyklės leido, tiek išimėm, sufinansavom anksčiau nuo lapkričio indeksavimą visų kainų, kad jau nuo sausio būtų, kad gruodį pasiektų tie pinigai nuo sausio būtų iš ko kelti atlyginimus, vaistus kai kuriuos anksčiau pradėjom kompensuoti, negu pagal taisyklės galėjome. Bet dabar pasakyti, kokio dydžio čia, skaičiu, kad mes kaip rūpestingas šeimininkas norėtume jį turėti, kokio dydžio aš pritarčiau, kad čia toks makro sprendimas. Kaip žinia, sveikatos mūsų centrai Lietuvoje pradėjo kurtis pernai metų, turbūt antram pusmetį pabaigoje, kai kurie jau šiais metais susikūrė ir čia sėdinčių savivaldybių taip pat vienas kitas. Reiškia, tai ir pradžiai buvo pasirinktas toks požiūris, kad iš esmės, kalbant ne apie investicijas, bet apie einamą finansavimą iš PSDF, reiškia, jis iš esmės nepasikeitė. Nes ar struktūrinis centras, ar funkcinis centras, jo dalyviai gavo už savo teikiamas paslaugas taip, kaip buvo mokama anksčiau, taip ir mokama toliau. Jeigu vertinant jų veiklą, aš kaip ir parašiau čia mūsų kolegos truputėlį iš teritorinių reikalų kasų atsiuntė, ar labiau pasikeitė veikla atskirų savivaldybių iš kitų įstaigų, tai jinai iš esmės nepasikeitė. Vienur kitur atsirado galbūt papildoma kokia viena kita paslauga, kuri privalo būti sveikatos centro sąraše, bet taip didesnių pokyčių neįvyko. Jeigu aš teisingai suprantu ministerijos politiką, tai generalinė idėja už šito viso sveikatos centrų judėjimo, pasakykime, ar reformos buvo bendradarbiavimas. Nors, kaip gerbiamas meras mane sako, kad su bendradarbiavimo problemų nėra, bet visgi tai yra netgi ne Lietuvos, o tai yra globali problema, su kuria susidūrė sveikatos politikai, kai tikėjimas, kad sistemos dalyviai kiekvienas idealiai atliks savo funkcijas ir dėl to sistema veiks puikiai ir pacientas toje sistemoje jausis labai gerai, tas lūkestis neišsipildė. Kodėl? Paprastas dalykas. Kiekviena įstaiga žiūri savo konkrečių interesų. Ir tai yra natūralu ir suprantama. Todėl tas bendradarbiavimas gal pas jūs yra puikus, gal kitur nelabai. Tai sumanymas buvo, kad tas bendradarbiavimas pradėtų virsti realybę. Tam atsirado sutartis, formalios sutartis, kurios skatino sveikatos centrų dalyvius bendradarbiauti.
O mūsų uždavinys mes taip pat, reiškia, dabar dirbam dėl to, kad ir finansavimu tą bendradarbiavimą paskatinti. Ką aš turiu galvoje, direktorius užsiminė apie vieną projektą, valstybinė ligoninė tiesiog po iš kelių mėnesių pradės mūsų pačių inicijuotą 2 metų projektą, finansuojama iš įvairių būdų tiek iš europinių lėšų, tiek iš Lietuvos biudžeto. Jo to projekto uždavinys bus parengti sveikatos centrų apmokėjimo modelį specialų, kuris dar ir finansavimu prisidėtų, skatintų tą bendradarbiavimą. Mes pasirinkom 5 skirtingus sveikatos centrus Lietuvoje kaip partnerius, jie irgi dalyvaus tame procese, tiek dizainą nustatant projekto, tiek ir įgyvendinant jį. Ir mes labai tikimės, kad finansavimas irgi prisidės prie to. Tai pastangos yra iš VLK, dabar matau kelia ranką ponas Linas. Aš norėčiau apie bendradarbiavimą. Sakykime, mums steigiant sveikatos centrai irgi buvo viena iš tų baimių, kad pirminiai centrai, kaip ir sakė, skęstančią ligoninę, galbinsim savo finansais ir bendradarbiavimas buvo toksai, kad tiesiog mažiau siųsdavo pacientų, sakydavo, kad čia nekokia ligoninė, vykite į gretimą regioną. Bet oficialiai viešoje erdvėje buvo bendradarbiavimas labai sklandus, vienas su kitu bendradarbiavimu. Sukūrus centrą, iš tikrųjų atsirado bendradarbiavimas. Vienam kolegai, sakykime, pas mus yra, imkim pačius Kaišiadorius ir Rumšiškės, maždaug 30 km atstumas. Jeigu Rumšiškėse kolega susirgo, jau dabar šiuo atveju iš centro nuvažiuoja kolega arba nuotoliu padirba ir padeda ir yra realus bendradarbiavimas. Sakykime, kita pridėtinė vertė, kuri atsirado jau susikūrus centrui, reiškia, pirminis lygis nebegalėjo teikti antrinio lygio reabilitacijas. Dabar per centrą, aš čia tikiuosi, kad ligonių kasa neuždės mum apynastrio ir mes gausim finansavimą ir tada tuo adresu mes galėtumėm teikti ir žmonės galėtų gauti antrinio lygio reabilitacinės procedūras, kas nebuvo numatyta pirminiam lygiui. O, sakykime, tie finansavimo netolygumai ir yra, reiškia, kadangi iš esmės, grubiai taip imant, ligoninė gauna finansavimo už atliktą darbą, ne už pacientų skaičių, pirminis lygis taip yra skatinamosios, bet iš esmės jie gauna už prisirašusių žmonių skaičių, bet ne už atliktą darbą. Bet ta būtent finansavimo specifika ir sudaro šitos tokius tam tikras įtampas tarp pirminio ir antrinio lygio. Aš tikiuosi, kad čia bus kažkokie pakeitimai. Aš kitokio bendradarbiavimo turiu negatyvinę požiūrį, kai įstaigų vadovai bendradarbiauja privataus ir neprivataus, kai privataus pirminio lygio įstaiga nusiperka rengeną ir staiga mūsų ligoniniai sugenda būdų rengenį. Matyt, pabendradarbiavo vadovai ir va čia dabar vėlgi klausimas tada tas, kur ir kaip tą bendradarbiavimą ir kokiu būdu jį užtikrinti, kad jisai iš tikrųjų skaidrus ir taip. Aišku, daugelį dalykų, kodėl aš kalbėjau ir anksčiau, aš realiai įsivaizdavau rajono ligoninė modelį panašiai kaip dabar yra, kad vis dėlto terapiniai turi išlikti būtinai skyriai ir tai turi žinoti žmonės. Nes rasti gydytojų buvo problema, nes sako, pas jūs uždarys, nes irgi tokia būdavo mintis. Slauga, reabilitacija turi kuo daugiau stiprėti ir jinai vietoje turėtų stiprėti, kur galima būtų panaudoti, pavyzdžiui, kaip ir mes turim savo dabar pasistatę sporto centrą, kur viską darėme, kad ten atsirastų reabilitacija, bet man dabar vėlgi kalbam apie akreditacijas įvairias, kur geriau atrodo padvale padaryti vonę vandens, negu sporto centre, kuriam dirbant kartu su gydytojo reabilitologė viską pritaikėm idealiai ir kabinetą, bet matai, kadangi tai nėra gydymo įstaiga, o švietimo įstaiga, dabar ten tarėmės, kad lyg tai turėtų gauti akreditaciją teikti kineziterapiniam paslaugom. Ta prasme, vėl atsiranda tokio biurokratinio, aš dabar turiu daltonizmo, tą vadinamąjį terminą, ir kur tu norėtum gerinti, ir per tą biurokratiją irgi tokie dalykai yra, ir tas bendradarbiavimas, jis toksai kartais ne visada geras. Gerai, klausimas Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkės pavaduotojui. Kaip jūs matote sveikatos centrų situaciją, bendradarbiavimą ir, čia labai vertinga turbūt jūsų ankstesnė darbinė patirtis. Sunku yra pasakyti kol kas, nes naujai išrinktas Seimas, naujai paskirti
paskaitos institucijas, tai sveikatos reikalų komitetas rinkosi svarstė dar tik tais vieną rimtą klausimą, o kol kas tai tik tais dalinamės tos postus. Tai kadangi esu atėjęs iš vietinio lygmens, nacionalinio lygmenį dar nėra tekę dirbti, tai aš galiu maždaug tik tais panagrinėti tas situacijas, su kuriuom aš pats buvau susidūręs. Tai kadangi esu pats iš Panevėžio, o dirbu Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, tai ten tokia specifinė situacija, kad Panevėžio mieste yra respublikinė ligoninė, ar ne? Tai nei Panevėžio miesto, nei, sakykim, Panevėžio rajonui kažkokių labai didelių tų problemų niekada nebuvo. Ir, sakykim, Panevėžio rajonas, tai to sveikatos centro kūrimą, tai jie padarė turbūt, kaip minėjo gerbiamas Akmenės meras jau anksčiau, ten 2010, gal 2012-2014, nes visos įstaigos jau buvo sutrauktos po vienu stogu. Ir kaip čia įvyko, ir kaip čia prasidėjo ta visa reforma, tai mes taip skaitėm, žiūrėjom, Panevėžio rajono atveju niekas nepasikeitė. Niekas nepagerėjo, niekas nepablogėjo, suprantate, vienintelis dalykas, kas tai, kad atėjo tam tikras finansavimas, bet aš tai sakyčiau, kad jis tam labai nereikšmingas mūsų atveju buvo. Tai va, tai kaip čia tie toliau sveikatos centrai vystysis, tai va, aš ateidamas į diskusiją ten dalyvaus vyriausybės programos svarstyme, tai nieko normaliai pasvarstyti dar nespėjom, nes tik tais ministras pirmininkas perskaitė ir jau tada buvo uždavinėjami klausimai, tai mačiau sveikatos dalykai, tai nieks sveikatos centrų nebedraskys. Tai jau su premjeru kalbėjote. Premjeras kalbėjo, mes tik tais klausom dar iš tikrųjų. Tai va, tai niekas tų sveikatos centrų nebedraskys ir aš kaip suprantu, ten jų teikiamos paslaugos bus tik tais vystomos, tačiau ta sveikatos vyriausybės programos dalis, liečianti sveikatą, tai bus dedamas akcentas į, kaip čia dabar pasakyti, į sveiko gyvenimo trukmės ilginimą. Tai reiškia, bus akcentuojama labiau sveika gyvenimas. Ar turite jau mintyse, brandinate naujų ligoninių statybas? Tai iš esmės Lietuva pribrendo jau prie šito. Jeigu kalbėtų apie mūsų patirtį, kur yra, tai taip, COVID išbandymas buvo didelis ir šiuo atveju, sakyčiau, kaip tik tai COVID situacija parodė, kad jeigu nebūtų regioninių rajoninių ligoninių tinklo, tai pas mus būtų Šiaurės Italijos situacija. Nes pradinis modelis, kuris buvo per COVID, tai kad buvo regionuose, apskrityse, netgi stambesnėse po vieną ligoninę, kuri turėjo būti COVID-inė ir kurie susitvarkyti, jisai neveikia. Nes jeigu ne rajoninės ligoninės, kuris buvo kaip pagalbinės COVID problemų sprendimui, situaciją mes būtume turėję visiškai kitokią, negu kad turėjome kaip įsisprendėme. Tai čia yra vienas momentas. Kitas momentas yra tai, jūs iš dalies esate teisus, kai kurios ligoninės yra pastatytos taip, kad jos nėra pritaikytos infekciniam ligoninėm. Tai tokių situacijų iš tikrųjų yra, bet žiūrint dabar ir statant, pavyzdžiui, naujus tos skubios pagalbos priėmimo skyrius, tai yra atskiriamas tas, taip vadinamas švarus ir nešvarus rautas, tam, kad iš tikrųjų būtų atskiros ventiliavimo sistemos, ventiliacijos sistemos, kad šitie srautai nesikeistų, nesimaišytų, tai natūralu, kad iš tikrųjų tuos dalykus reikia atkreipti dėmesį. Ar perstatyti visiškai visas tas pačias ligoninės, čia tiesiog be abejo yra lėšų klausimas. Kaip yra su eilėm, ar bent kažkiek priartėjote prie šio tikslo? Mažėja eilės. Sveikatos centro kelionė tik prasidėjo. Savivaldybės projektus dėl pastatų, dėl žmonių, dėl paslaugų efektyvinimo, dėl valdysenos gerinimo dar tik pateikė Centriniai projektų valdymo agentūra ir vyksta vertinimas. Sutarčių pasirašymas irgi vyksta šiuo metu. Reiškia, pirkimai sąlygų gerinimo paslaugų, jie dar nusikelia į 25 metus. Supratau, ta kelionė, dar kelionė sveikatos centrų turėsime aptarti kituose susitikinimuose, tai yra 2-3 dar metų rezultatas, kurį manau galėsim prie tokio pačio formato ir aptarti, kaip mums sekasi, nes tai yra labai tokio starto pozicijų. Ir čia yra pakankamai, aš kaip suprantu, jau sudėtinga sistema. Iš vienos pusės labai visos įstaigos skirtingos, savivaldybių netgi gal požiūrių, kiek mes investuojam. Vėlgi, svarbiausia yra gydytojas, mes nereikim pasakyti, ne sienas gydo, o vėlgi, ko gydytojui reikia, vėlgi geros aparatūros, geros aplinkos. Aš džiaugiuosi, kad ir tas, mes jau daug ką nusipirkę, todėl pas mus atvažiuoja labai kvalifikuoti gydytojai, profesoriai ir tai nėra blogai būtent konsultaciniam lygmenyje ir šiai dienai mūsų jau ligoninė aptarnauja visus aplinkinius rajonus,
Ta prasme, aš matau ir kolegas iš Mažeikių ir taip toliau, kai sako, netgi Mažeikiuose reikia 2 mėnesius laukti, pas jūs sako, mes pasirašom per 2 savaitės. Ar gerai ta sistema, aš girdžiu kitą mūsų gyventojų pykti, ir kodėl tada mes turim laukti, jeigu atvažiuoja kitų rajonų gyventojai, bet aš manau, vėlgi, sveikatos sistema, jinai bendra valstybinė sistema, o ne kiekvienos savivaldybės turėtų būti, ir tai yra teisinga, ir kai tai integruojama, kad tas bendradarbiavimo lygmuo nusileistų tik į, sakykime, mūsų savivaldybių lygmenį, nes labai svarbus vaidmuo yra respublikinės ligoninės, man kaip regiono plėtros tarybos pirmininko išgyvenimas yra tikrai dėl Šiaulių respublikinės ir situacijos, nežinau, lyg tai vėlgi iš vadovų girdim, kad blogėja ir kaip toliau, bet mums kaip regionui jos stiprybė irgi labai svarbi, kur kartu susijungia būtent ir tas pirminis lygis, antrinis, ir svarbu regione turėti rytinį, kad tikrai neatsirastų medicinė, kaip tas šaržuoju autostradinė, Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Tai regionas tiek Panevėžys, tiek Šiauliai irgi labai susirūpinę ir šitoje vietoje irgi matom, pergyvenant už savivaldybės, bet kad ten irgi reikia stiprybės, tai tikrai. Labai gražiai baigėt, pone Klišonė, jūsų baigiamasis žodis. Aš sakyčiau, kad kiekvienoj savivaldybėje, kiekvienam sveikatos centre situacija tikrai individuali yra skirtinga. Tai kalbant apie mūsų sveikatos centrą, kuris yra funkcinis, tai paslaugų yra padaugėję, bet tas padaugėjimas visiškai nesusijęs su centro steigimu arba nesteigimu. Pavyzdžiui, ta pati skausmo klinika, kurioje 2,5 metų veikianti, jinai atsirado būtent ligoninės vadovo iniciatyva. Jie tikrai naudojasi vos ne pusė Žemaitijos pacientų ir tai yra papildoma paslauga, kuri gali būti teikiama. Ir tai priklausant būtent nuo to vadovo, kuris vadovauja vienai arba kitą įstaigą. Kaip gerbiama Odeta jau buvo minėję, tai iš tikrųjų nepateisinami ilgai trunka dokumentų tvarkymas ir finansavimo dalykai susiję su projektais. Tai iš tikrųjų sutarčių pasirašyta turbūt mažiau negu 40%, kiek yra pateikta. Tai yra nepateisinami ilgi dalykai ir manau, kad norint turėti vienus arba kitus lūkesčius, norėtųsi, kad to teltonizmo, kaip pirmas kolega Vitalijus kalbėjo, iš tikrųjų norisi, kad jo nebūtų daug. Iš kitos pusės man kaip šiek tiek irgi turinčiam patirties sveikatos sistemoje, tai noriu pasakyti, kad labai teisingai iš dalies buvo padėjęs gerbiamas Gytis Benduris ir Gintaras Kacevičius buvo kalbėjęs. Aš matau, kad šito vietoje atsiranda ir kažką šiek tiek truputėlį užsiminė Linas. Tai atsiranda problema, kad gali atsirasti papildomų eilių daugiau negu kad jų buvo, būtent dėl to, kad sveikatos centro sudėty, ypatingai funkcinė sveikatos centro sudėty, ne funkcinė, atsiprašau, struktūrinė sveikatos centro sudėty, yra tai, kad pirminis ir antrinis lygis veikia kartu. Nes finansavimas yra skirtingas, didžioji dalis finansavimo pirminiam lygmenį yra už prisirašus pacientus, dalis yra už gerus darbo rezultatus, o antrinis lygis būtent gauna už suteiktas paslaugas. Tai šiuo atveju mes turim tą tokią negerą praktiką, apie kurią, sakykime, profesorius Valius yra kalbėjęs apie tai, kad kai ir anksčiau buvo lygiai Vilniuje, Kaune, kur buvo 3 lygiai netgi vienoje gydymo įstaigoje, matydavom tai, kad iš tikrųjų tam atėjusiam rezidentui, šiuo atveju, kadangi su rezidentais dirbo profesorius Valius, buvo nurodoma, kad reikia parašyti ne mažiau 10 arba 12 siuntimo antrinį lygį. Tai va šito vietoje, būnant vienoje įstaigoje, tada interesas atsiranda didžiulis, tą antrinį lygį papildomai išlaikyti, nes, žinot, popierius sprendžia viską. Kai įstaigos buvo atskiros, tuomet, sakykime, šito vietoje to ekonominio interesų šito vietoje nebuvo. Tai aš čia matau grėsmę. Ar ligonių kasa tą protingai pavyks suvaldyti ją, tai reikia pasižiūrėti. Ačiū, kad atvykot, kad išklausėt ir tada susitiksime dar kitą kartą ir visus rezultatus apibendrinsime. Ačiū labai Jums.